Važiuosim šiandien vėl, sekmadienis, chill day. Šiandien važiuosiu ne vienas. Važiuosim, o GS bus Tenerė. Tai dar laukiam žmonių. Zarova. Jau norėjau kurų užsipilti, bet kažkas užėmė vietą. Bliam gerai, vis tiek atrodo tas GS. Tai dabar važiuojame Klaipėda Švėkšna, tada Švėkšna Šilutė, Šilutė Žemaičių naumiestis, Žemaičių naumiestį tiesiai Pagėgių, jeigu gerai atsimenu, ir Ambino kalnas. Švėkšniai gal sustosim, biškį pailsėt, pakalbėti. Tikslas pačilinti, pakeliauti. Išvažiuoti vėl iš miesto, pakeisti vietas. Kur dabar stojam? Trambinių. Želė ten kiam. Įsukau gaziuką, sustojam, sako. Kiek važiavai, sako. Ble galvoju, jeigu klausė, jau yra negerai. Žiūriu prie 40, sakau, kiam 2, kiam 3. Tai va, ženklas 30 buvo, sako. Aš 13 viršė, ateikiau egzaminą kitą kartą. Kaip ir Jonisės gatvėje yra... Kur dabar? A, į tą pusę? Varom patripinti, aišku? Ar jie nori? Varom. A, jūs kalbatės? O iki čia lengva būtų nuvažiuoti. Bet ir gimsta tokios kvailos mintis. Įdomu, koks čia upeliukas užtvenktas. O, jau čia nebuvęs. Naujas žemėlapis unlocked. Patinka eksplorint man. Nevažiuotais keliukais. Prieš tai ten esu važiavęs. Man nėra daug kartų, bet yra tekę. Čia, pavyzdžiui, važiuoju pirmą kartą ir man iš karto toksai jausmas geras, kad toks, kas ten bus, kas čia bus. Štai taip, Katyčiai. Jaučiu, čia Katyčių senamiestis. Labai geras toks. Evangelikų liuteronų bažnyčia. Šyša.
Na va, kontrabandininkų sostinė, Pagėgiai. Irgi gražus miestelis visai. O Jėzau, galvojau, stop ženklas yra. Kaip gražu miške. Ho, ho. Tai kur mes čia atvarėm, šaruniukai? Į kaimų, mon. Į kaimą, rimtai? Ne, mano kaimą jau pravažiavom. Kur tavo kaimą, Mickai? Ne, pala. Rūkai. Rūkai. Ne, rūkai. Žemai. Vis laikai pratėm važiuoju, galvoju apie rūkus. Kaip jum dviese? Pavaišingai. Ui. Tos naminės. Aš žinau, mes kaip per kalniukus važiavom tokie normaliai, o tu galvoji apie... Galvoji, visiebiškai reik prilėdinti dėl mandagumo, kad jau... Bet nežinau, bet prie daugumos man tinka. Teka upė. Tiek? Gal variklą galvoji? Su barikas vietiniai važinėja. Jau žinai, ką pirksi? Mega, dvigubą. Ką tokį? Kebabą. Kebabą? Kur esam seniau? Tauragė plaktukų miestas, ten visi labai pikti. Jas Jei burlė. eini į gatvę, tu vienas nepasisekė. Aš... Nu kaip? O tu turi motociklo teisės? Ne? Dar ne. Žodžiu, važiuodami filmavomės, tai visokių fotografėlių gal bus gerų. Gal dainelę kažką išsirinks. Tos. Ką, vargai? Su vištiena, plius surainė, paprikinį padažą, kavos su balta. Vištiena ilgas. Testuosim RR, sakau, GSR. Koks garselis geras. Sargai, kad neužkliūti.
Nice. Tai monstras didelis. Kol kas atrodo viskas kaip erdvėlai, kaip sako kosmė, labai daug viskų mygtukų. Bet šiaip normaliai. Kai atsisėdė visi tokie visiškai pakeitė nuomonį, kad žiūri iš šono žiūri atrodo didelis, sunkus toks. Bet kai vada atsėdė, važiuoja tiesiojoj. Kokią powerą trečią važiuoju. O Jėzau. Ką galiu pasakyti, visai smagiai. Bet su tokiu daiktu nesinori važinėti už miesto, ten nuvažiuoti 2 kilų, 3. Su tokiu daiktu nori sėsti ir važiuoti. Vat iki Zakopanės, vat iki kokio ten kito Lietuvos galo. Įsijungti muzikos. Vat yra chargeriai visokie. Autopilotai. Šildomos rankenėlės, va matau. ABS-ai matau, kaip galim susikėdinti, susiminkštinti, kaip suprantu. Labai nenoriu spaudinėti, nes savo motociklo. Virš 100 posūkis 3 kartus sumirksi ir išsijungia, todėl dabar išsijungia. Tai aš Blet, vis laik bambai ir pasmašiu tais posūkiais, neaišku. 09 pasirašė. Ne. Mano telefono numerio galo. 409. O prieš tai buvo, žinai kokie numeriai? Čia yra Tenere 700, o numeriai buvo 700 ir jo da, tipo, Jack Daniels. Tai negalėjai pasiimti to pačiu? Nu, negalėjau, vien dėl to, nes aš žmogus įvymė specialiai 700, kad Tenere 700. Dėl to ir buvo gaila. Nu, kažkaip gal galėsiu, gal turim, bet aš nenoriu, kad aš važinėsiu tais pasidars ir kitas radęs irgi kokias daro varkė, žinai? Ne, su varkėm tai nesąmonė, bet gamba.